Akrobatinis slidinėjimas sparčiai besivystanti šios sporto šakos kryptis. Neseniai susiformavo nauja jo mokykla, pritraukianti dar daugiau mėgėjų. Daugelį slidinėjimo kurortų įrengti sniego arba slidinėjimo parkai. Pradedant užsiiminėti akrobatiniu slidinėjimu, pirmiausia reikėtų išmokti slidinėti atbulomis ir apsisukti apie savo ašį. Slidinėti atbulomis lengviausia slidėmis vienodais galais. Jų užpakalinė dalis suapvalinta, kaip ir priešakinė. Bandydami pirmą kartą šliuožti atbulomis, įsitikinkite, kad esate ant beveik plokščio nuolydžio ir kad jau mokate slidinėti išlaikydami simetriją tarp kojų. Žinoma, jums bus įprasta žvalgytis per petį, kai slysite atbulį. Tai itin svarbu, nes reikės saugotis kitų slidininkų. Sukryžiuokite kojas, kai pasisukate, kad išlaikytumėte pusiausvyrą ir tinkamai pakreiptumėte slidžių briaunas. Pradėdami suktis, suktelėkite slidžių galus nuokalnėn. Gręžkitės į šoną ir sutelkite savo svorį centre. Toliau apsukinėkite slidžių galus, išlaikydami slides tolygiai prigludusias prie sniego. Baikite apsisukimą taip, kad abi jūsų slidės tolygiai liestų sniegą ir kad slidžių galai būtų nukreipti palei nuolydžio liniją. Vieni svarbiausių akrobatinio slidinėjimo pratimų yra šuoliukai ir pakilimas į orą. Tačiau pradedantį slidininką jie gali bauginti. Geriausia pirmą kartą bandyti pašokti slidinėjant ant lygaus paviršiaus. Sulenkite batais apautas kojas ir ištieskite jas atsiplėšdami nuo žemės. Kai prasite atlikti pratimą įprastoje nusileidimo trasoje, būsite pasirengę pereiti prie nedidelio sniego tramplino. Prie tramplino turėtumėte prisiartinti išlaikydami sąnarių lankstumą. Galva turėtų būti pakelta, o rankos ištiestos, kad geriau išlaikytumėte pusiausvyrą. Artėdami prie tramplino keteros, vis labiau tieskite kojas, kad jos staiga išlėktų į orą, bandant pašokti. Lėkdami oru laikykite kojas sulenkę. Jūsų galva turi būti pakelta, žiūrėkite ton pusėn, kur ketinate nusileisti. Kai nusileisdami paliesite žemę, užtikrintai treptelėkite ir sulenkite kūną per juosmenį. Būtina sulenkti čiurnas, kad išlaikytumėte pusiausvyrą. Kai gusite šokinėti ir sklandyti ore su slidėmis, galėsite suteikti šuoliukams savitą stilių naudodami grybšnius. Geriausia pradėti mokytis grybšnių saugaus pagriebimo būdu. Slidininkas užsimoja ranka ir pakildamas į orą pritraukia kojas, o tada viena ranka pagriebia išorinės slidės kraštą. Slidinėjimo parke galima išbandyti save, kai susidurite su daugybė skirtingų kliūčių, kur patogu atlikti šuoliukus. Pamėginkite papildomai pasisukti pašokdami, pradėdami 180 laipsnių kampu. Lavinimuose galimybės begalinės, bet nepamirškite dėvėti atitinkamų apsaugų. Taigi įsidėmėkite, pasukdami slides atbulomis, stenkitės, kad slidės slystų kuo lygiau ir išlaikykite savo kūno svorį centre. Sukdamiesi sukryžiuokite kojas, kad įgytumėte kuo geresnę pusiausvyrą ir valdytumėte padėtį. Artėjant šuoliui atsipalaiduokite ir susilenkite, kad išlaikytumėte pusiausvyrą atsiplėšdami nuo žemės. Leisdamiesi sulenkite kojas, kad sušvelnintumėte smūgį. Slidinėjimas sporto šaka reikalaujanti laiko ir pratybų, kad taptumėte šios srities žinovas. Jeigu norite iš tikrųjų pakilėti savo slidinėjimo įgūdžius į visiškai naują lygmenį, ypač kai užsiimate laisvuoju ir akrobatiniu slidinėjimu, patartina vykti į treniruočių stovyklą, kur rengami specialistai arba užsirašyti profesionalaus slidinėjimo instruktoriaus vedamus kursus. Šiuose treniruotėse pagerinsite savo techniką ir įgysite pasitikėjimo savimi, kad galėtumėte nevaržomi mėgautis slidinėjimu. Tad kogi laukite? Eime slidinėti!